Sveiki visi sugrįžę į mūsų mylimą Vėtrungės gimnaziją. Sveikiname ir naujus mūsų bendruomenės narius. Su mokslo ir žinių diena. Su džiaugsmu ir nedideliu jauduliu pasitinkame dar vieną rugsėjį. Sveiki visi, kaip gera jūs visus čia matyti. Atrodo, ką tik užvėrėme mokyklos duris ir vėl jas atveriame. Vasara pralėkė tarsi viena akimirka, trumpas blyksnis. Tikimės, kad jūsų poilsis buvo prasmingas ir naujus mokslo metus pasitinkate, kupini jėgų ir entuziazmo. Taip jau yra, kad smagios atostogos pralėkė ypač greitai, o kantrybės reikalaujantis mokymosi procesas atrodo ilgas ir sudėtingas. Todėl žengiant į naują etapą, į aukštesnę klasę, į neaprėpiamą žinių pasaulį, visiems jums, taip pat ir visam būriui pirmų gimnazinių klasų mokinių linkime drąsos ir lengvo įsiliejimo į mūsų Vėtrungės gimnazijos bendruomenę. Aplodismentai mums visiems! Atskubėjęs rugsėjis kedena rudenėjančius medžių lapus. Kartais tas gaivaus vėjo gūsis būna toks stiprus, kad atrodo atplėš net dabartį nuo kasdienybės paviršiaus. Laiko tėkmė pakilėja ir tarsi tampa įvairiomis spalvomis plevenančiu aitvaru, kuris iš viršaus slapta stebi mūsų svajones. Kaip lengva svajoti, kai nereikia remtis į žemę, lieka tik kilti. Kalbėjome apie laiko tėkmę, svajones, kurios tokios įvairios. Jas taip sunku suvaldyti, pagauti ir laikyti, kad neišsprūstų iš glėbio. Tik tikras, gyvas ir atviras santykis su aplinka gali padėti pagauti savo svajonę. Lieka tik išlaukti, kol pats tapsi laisvas, kaip skraidamas minėtų įvairias spalvų aitvarų. Stebintys paukščiai žino, kad skrydis kaip žodžiai tobuli, nes lengvi nes neša prasmę istorijų, kurių mes dar nežinome. Svajonės, vieni jas vadina poezija, kiti tiesiog menu. O mūsų gimnazijoje lengvumo kasdienybei suteikia muzikos mokytojas Vidos Auglienės, maestro Algirdo Lukšio, bei, žinoma, gimnazistų sintezę šildyti sielą ir širdį. Kviečiame pasiklausyti muzikinio kūrinio Mėlynos gatvelės. Mėlynos gatvelės, kas atspėti gali, lysa valdo akmenio pražydusio prie kelio, nukritus iš dangaus, ant grindinio sunkaus, prie kojų paukščio plunksna prisiglaus. Ant senos palangės kaktusai žydės, ant senos palangės vakaro žvaigždės, kas tenai rakina miegančius vartus, šaukia amžinus vardus. Išeisi vieną žingsnį
Ir tikrai, kartais tenka klaidžioti gatvelėmis arba liesti žydinti kaktusą ir tai tik tam, kad pagautum savo svajonę. Skamba sudėtingai, vienam tai padaryti ypač sunku. Svajoti galima drąsiai, tik reikia stebėti, kaip aukštai skrenda aitvaras. Kad jis priartėtų kuo sparčiau, reikia rasti palankiausią vėjo kryptį. Kiekvienas žmogus, kurį sutinkame gimnazijoje, yra savai, bet labai svarbus. Mūsų mokykloje kiekvienas asmuo yra mylimas ir gerbiamas. Mėly mokiniai, pasveikinkime juos gausiais aplodismentais. Ačiū už jūsų kantrų darbą su mumis. O dabar žodį tarti kviečiame mūsų mokyklos direktorę Živilę Kiškionytę. Sveikinu jūs visus su nauja pradžia. Šiandien čia jūsų turėtų būti 715. Iš jų 209 pirmokai, kurie šios gimnazijos slenkstį peržengė pirmą kartą. Ir mūsų gimnazija jiems bus pirmoji gimnazija jų gyvenime. Na, o 139 abiturientams šis rugsėjis, deja, jau paskutinis šioje gimnazijoje. Šiemet mokslo ir žinių keliu jūs ves 65 gimnazijos mokytojai ir universiteto dėstytojai. Iššūkiai ir pokyčiai švietime tapo jau kasdienybę. Tad linkiu visiems bendrystės ir susitarimo. Kviečiu visus, nors retkarčiais pakilti į beribį tolį, it margaspalviam aitvarui. Svajokite, kurkite, džiaukitės gyvenimo, kurkite ateities planus, nes dabar kaip niekad pats palankiausias laikas tam. Prasideda nauja pradžia. Noriu grįžti į praėjusius mokslo metus, kadangi birželis buvo kupinas įvykių, visi skubėjome atostogauti. Aš noriu pakviesti čia pas save keletą mokinių, kurie praėjusius mokslo metus baigė vien 9 ir 10. Aš noriu, kad mes visi pasidžiaugtume jų pasiekimais. Todėl pas save kviečiu ketvirtokus Viliją Rimkutę ir Ernestą Olbert Tolstov. Tai ačiū Vilijai, norime įteikti padėką ir ačiū Ernestui. Toliau kviečiu trečiokus Emiliją Tamoševičiūtę, Grantą Jaką ir Eimantą Višniauską. Palydėkite aplodismentais juos, jie tikrai to nusipelnė. Ačiū Emilijai. Ačiū Grantui. Ir ačiū Eimantui. Na ir kviečiu antrokus Radvilą Arcimavičių, Luką Genupskį ir Emilę Kniuliūtę. Emiliai, ačiū. Lukui dėkojame ir ateina Radvilai. Ačiū Radvilai. Taigi, tebus tai įkvėpimas šiems mokslo metams. Su rugsėju, mielieji. Ačiū direktorė. Na, o dabar kviečiame pasiklausyti muzikinio kūrinio Pajūrio vaikai.
Mes, pajūrio vaikai, žinome, ką reiškia audra, taršinti jūros bangas, ką reiškia pėdos įsmaudos smėlyje, ką reiškia burė, gaudantį vėją. Tai žino ir mūsų mylimi auklėtojai, todėl dėkodami jiems už rūpestį, pasveikinkime juos gausiais aplodismentais. Kaip žinia, mūsų gimnazijoje veikia ekologinės universitetinės klasės, kurių iniciatyva gimnazijos teritorijoje pasodinti ąžuolą gyvuoja jau 3 metus. Nuostabu žinoti, jog pirmieji du ąžuoliukai puikiai prigijo. Todėl šiandien pirmosios eko klasės tęsia šią tradiciją. Pasodins dar vieną ąžuoliuką. Visi drauge branginkime, puoselėkime ir saugokime jį. Drąsinančių žodžių norime palydėti į pirmą pamoką visus gimnazistus ir jų auklėtojas. Dar kartą visus su švente ir su nauja darbų pradžia.